Gitanas Nausėda anksčiau nevengdavo kritikuoti valdžios atstovų. Jo kritikos strėlių kliūdavo visiems, kurie jo nuomonę peržengdavo moralės ar teisingumo ribas. Jau seniai ministrą peikęs ir raginęs trauktis prezidentas Gitanas Nausėda nuomonės nekeičia. Narkevičiui ministro kėdėje ne vieta. Blogai vertinu, turi tarnybos dirbti savo darbą, į jų darbą nesikišiu, tikiuosi, kad išvados bus padarytos greitai. Ir tada, manau, arba į vieną arba kitą pusę turi labai aiškus ir greiti sprendimai būti priimti. Aš jau seniai esu pasiūlęs jam trauktis, kaip jūs žinote, jis nepageidaujamas ir prezidentūroje. Tačiau viskas pasikeitė, kai į valdžią atėjo socialdemokratai. Drąsa kalbėti tiesiai pamažu pradėjo blėsti. Kodėl iki tol aktyviai kritikavęs prezidentas staiga pradėjo laukti institucijų išvadų? Kodėl moralės principai, kurie anksčiau buvo kertiniai, dabar tarsi nebeturi reikšmės? Ar gali būti, kad tai neatsitiktinumas, o sąmoningas strateginis žingsnis? Galbūt pasibaigus kadencijai, Gitanas Nausėda planuoja tęsti politinę karjerą, būtent šioje partijoje. Tokia versija atrodo vis realesnė, ypač kai socialdemokratų atžvilgių kritika tapo gerokai švelnesnė. Ar tai galimai būsimoji socialdemokratų žvaigždė? Šį pamąstymą sustiprina ir pastaruoju metu nuskambėjęs apsižodžiavimas su Eugenijum Gentvilu. Galiausiai savo žodžius asmeniškai patvirtino ir Gitanas Nausėda. O prezidentas, tai buvo jūsų žodžiai ir jūsų patarėjo? Tai yra mano žodžiai, kuriuos aš perdaviau savo patarėjui, kad jisai praneštų. Prezidentė, bet Gentvilas irgi pavadino jūs politinę šiukšlę, tik 4 metais jaunesnė, jūs apie tai ką galvojate? Žiūrėkite, aš nebesileisiu daugiau į šitas diskusijas, viskas, kas pasakyta, yra pasakyta. Aš tikrai tokių stiprių epitetų nenaudoju, bet yra momentai, kuomet aš turiu pasakyti. Aš pasakiau, aš nesigailiu ir aš nesiteisiu. Tad panašu, kad polinkis kritikuoti Nausėda vis dar nesvetimas ir tam nereikia jokių institucijų išvadų. Priminsiu, kas išreiškė palaikymą Nausėdai prezidento rinkimuose? Remiame kandidatą į prezidentus, dabartinį prezidentą ir jau išrinktą vėl prezidentą Gitaną Nausėdą. Man atrodo, kad tai labai pasiteisino. Mūsų socialdemokratų rinkėjas visose rajonuose, visose miestuose tikrai labai aktyviai rėmė ir balsavo už prezidentą Gitaną Nausėdą ir aš jiems dabar, naudodamas į progą, dar kartą dėkoju iš visos širdies. Manau, kad tai buvo teisingas mūsų pasirinkimas. Būtent socialdemokratai. Tad ir gali būti, kad prezidentas vengdamas juos kritikuoti tiesia sau kelią į socialdemokratų gretas. Tai paaiškintų pasikeitusią prezidento retoriką ir tokią simpatiją socialdemokratams. Visiems lygiai teisingų turinčiam būti prezidentui Nausėdai ėmė nebekliūti valdžios klaidos, priešingai jis ėmė ją girti, kokia tai puikia valdžia. Visa tai tik mano pamąstymai. O ką manote jūs? Apie Skvernelio vyriausybę ir kalbant apie ypač Šimonytės vyriausybė visada buvo griežtesnė. Čia yra banalybė, čia net nesinori to kartoti. Prezidentas, aišku, taiko dvigubus standartus. Socialdemokratų jisai tikrai nenori pliekti, nenori kritikuoti. Daug yra, net ir sąmokslo teorijų, kažkas pasakytų, kad galbūt jaunas, energingas Gitanas Nausėda tikrai pensiją neis po to, kai baigs savo darbą prezidento poste. Galbūt mes matysime jį kaip premjerą kitą, galbūt matysime kaip kokios nors didelės partijos pirmininko, kodėl ne socialdemokratų. Galima tik tai kol kas pasvarstyti apie tai, bet faktas, kad jisai remiasi šitą partiją. Ir jam reikia, kad ta partija jį remtų, jam reikia, kad jo iniciatyvas remtų, ten įdarbinta daug su juo susijusių žmonių iš komandos. Tai aišku, jisai Palucko prisibijo labiau. Ar nematė, kad kiek pavėluotas sprendimas premjero dabar? Nemanau.